Baisu? Nu, jo, nes nežinau, kur einu. Dabar yra 3, mes dar tik viršui. Žiūrėk, kad čia slidinėjom. Kaip miela, Toblerone. Pažiūrėkit, kur aš dar. Hello! Dar jau naktis mašina ir bus savaitė. Bet labai patinka. Toks čilo rytas tiesiog. O čia mūsų namai. Tiesiog aikštelė ant gatvės. Tomukui biški. Ne kažką. Nu ką, tai mes šiandien pajudam toliau iš savo vietos, kur praleidom porą naktų. Ir dabar įdomus dalykas, važiuosim žymiu tuneliu, kur mus, realiai mašina veš traukinys. Tai laukiam prie kasos, kainuos apie 3 euriukų. Pasigražim dar aplink. Šitas traukinys. Einu. Nu va, tram vienas jų pinigas. Frankas. Labai įdomu. Kaip įkeltų. Labai keistas jausmas. Su mašina, bet ne su mašina važiuoti. Tomai, kaip puikiai vairuoji, net užsimerkęs tu. Žiauriai greit važiuojam ir labai judam. Žiauriai kietai, kodėl taip tamsu? Pradėjom kelionę į Zermatt miestelį. Jame su mašina negalima atvažiuoti, tai sustojom ir važiuojam su traukiniu dabar. Kad pamatytumėm Vaterą kalną. Jes, einam pamatyti kalną. Nu va, atvažiavo traukinukas, belia kiek žmonių šiaip. Mes nusipirkom čipsekų, galvojom pavalgysim, bet stovimas traukinys. Nu va, pasirodo yra ir sėdimų vietų. Kaip sudaroti čipsekai. Nu čia, va į šitą miestuką važiavom. Kur esam dabar? Iš čia? Jo. Ir yra funikulierius kaip pat čia. Okei, rimta. Ir yra funikulierius iki... Čia tas aukščiausias, kur kelia? Jo, 3,863. 3,883. Vaterą kalnas 4,4. Nu va. Sugalvojom lipti slidinėjimo trasa. Nu tai baigs, tačiai čia kamuojamės. Bet pažiūrėkit. Šalimai skraido. Nežinau, ar matot. Užlipame. Va. Toblerone. Žiauriai kietai atrodom. Buvo labai sunku. Bet mums pavyko. Buvom prie vieno ežero, bet ten per daug žmonių nepatiko. Einam į kitą. Šiaip visai daug žmonių. Nes čia su keltuvais ateina. O vaikyti, pasiekit koks šuniukas. Nu va, kitas ežeriukas daug spalvingesnis, daug mėlynesnis. Gal ne taip kalnas matos, ne? Bet matos. Nu va. Dar vienas ežeriukas. Nu, šitai gal ne fainai. Čia šiaip žiauriai didelė stovėdavo, bet žmonių kiek, wow! Nu va tokia pietukai bus, žiauriai patogu gamtoj pasidaryti. Tobu. Nusileidom. Tomas jau beveik miršta, ties mirties riba pasiduoda, jam nieks nebegražu, nieks nebepatinka.
truputį patekom per daug žmonių, kur labai daug. Tai kam įdomu, tai parkingai čia žiauriai brangus, žiauriai. Pavyzdžiui, dabar čia smagiau 16 eurų, vakar 18, gal kiekvieną dieną, kad ir kur pasistatai mašiną, tikrai labai brangu. Tai visą laimę mes miegam mašinai. Italijos ir Šveicarijos vėliava. Nu ką, baigėsi mūsų laikas Šveicarijoje. Bet gal dar taip. Sakom, ate. Ir važiuojam į Italiją. Italija. Labai panašu į Komo ežerą, bet dar ne Komo ežeras, bet važiuojam link ten. Atvažiuojam šiaip į tokius kempingus ir bandavo sukalbėti, kad leistų į dušą, nu neleistų, susimokėtume ir įleistų. Galvojom gal pasiimt kažkokį kambarį, kažką, nu bet mums gerai ir čia, rimtai, tikrai gerai. Tai žiūrėsim, kaip čia mums seksis. Pažiūrėkit, kokio švarumo dušą turim, visiškai nemokamai įleido. Tai va, pareklamuosim, labai draugiškas kempingas, wow, tiesiog mus priėmė nabagėlius įsimaudyti. Galvytė išplauta, net kremukų veidas pateptas. Atvažiavom iš Šveicarijos, kur jau pila lietus matos, bet pažiūrėkit, kokie vaizdai. Eik tu sau. Koks čia miestelis? O, Vaivorykštė. Labai prabangus miestukas atrodo. Ui. Nu, labai daug žmonių, bet labai gražu tikrai jau sutemo, tai fainai. Mes visą laiką Šveicarijai nieko nevalgiam kavinėse, visiškai nieko. Net ir minimaliai kažką pirkom. Ir labai laukiam Italijos, kad tik atvažiavę galėsim valgyti pizzą. Nu, nežiūrėk, Tomai. O, atsiprašau. Ir atvažiavom, Tomas tipo surado pizzeriją, nuvarėm į tą pizzeriją, prasidėjom pusvalandį, tik tada atnešė meniu. Tada, žodžiu, dar sėdėjom pusvalandį išsirinkę, niekas neatėjo. Galų gale aš nuėjau į Tulką. Tik nuėjau į Tulką, pradėjo belekai, daužytis vaikai į duris. Neįmanoma, tiesiog buvo išėjau, žiūriu, tiesiog virtuviai belekiek vaikų. Gerai, susirinkom daiktus ir važiuojam kitur kažką. Šiandien itin prastai sekėsi mums ieškoti, kur miegoti. Bet miegosim su tokiu vaizdu. Su 5 žvaigždučių viešbutis. Nuostabu. Nu, tik Tomai dar nenuostabu sveikata. Atvykome į Aronos miestelį ieškoti tualetų. Bet tualetai uždaryti. Bet miestelis tikrai jaukus. Šuniukus vedžioja žmonės. Bėgioja. Ką tik išleidom 50 centų. Kad pamatytume šūdų ant žemės. Tau prasme. Tomas sako, eik, taigi o, koks šuniukas tam. Žiūrėk, ten šuniukas. Žiūrim, ja. Žodžiu, sako, pats išsivalantis tualetas, nu, ten žiauriai šlapios grėnės ir panašiai, tipo, čiurkšlė duoda vandens. Matau Tulkę, Max prišiktą. Sakau, tau, aš tikrai neįsiu. Tomas sako, gerai, aš einu. Tomas įėjo, sakė, ir pakriauklė buvo prišiktą. Nu, va, mūsų pusrytukai už tualetą. Su Tomu atvarėm į skalbyklą, palikom drabužius skalbtis. Nes jau truputėlį trūksta, tai mes esam Komo mieste. Šis yra šalia Komo ežero. Nu, atvažiavome į prekybos centrą, vėl į tualetą. Bet taip jau būna, kai ne viešbutį miegi, ieškai tualeto.
Ponas, čia parkuotis negalima. Ja. Čia tik mažoms mašinytams vietos yra. America vibes. Atvykome į Komo. Nu kągi priėjome Komo ežerą. Bet turime su Tomu tokią nuomonę, kad galimai tas ežeras, prie kurio nakvojame, yra daug gražesnis. Tik ne toks populiarus. Jo, bet jie labai šalia vienas kito. Bele koks lietus, o dieve mano. Žiūrėkit kaip stipriai. Mus gelbė medis. Šlapių viščiukų šaus. O dieve kaip suliem. Tik nuėjom prie ežero, iškart beveik kai pradėjo lyt. Nu, apsisukom atgal eit, vėl saulė šviečia. Tiesiog nenoriu, kad mes pabūtume ten. Atvažiavom į pizzeriją. Mano planuotojas biški atrodo mirštantis. Kągi, turime itališkas picas, margarita ir diavolo. Nu, gidas atvežė į ramesnį miestučiuką prie Komo ežeriuko. Nu, čia fainiau. Gavau ledų, jau pusę suvalgiau, iš tikrųjų, tokie skanūs, wow. Tomai, kaip tu versini? Labai skanu. Tomas tai ledų nemėgsta, keistuolis, nežinau kaip taip. Apsipirkimą padarėm Sigmas parduotuviai. Esam slidinėjimo miestelį dabar. Apriko. Bet nelabai toks. Vertinam, kad nelabai patiktų tikriausiai, jeigu atvarytume slidinėti. Atvykom pagaliau į Dimaro miestelį, kuriame iš tikrųjų pradėjom savo kaip slidininkų karjerą kažkada ir gyvenom. Tai čia buvo pirmas kartas, kai pamatėm Dolomitus, tai vėl tokia biški nostalgija. Tai nam pasižiūrėti apylinkės, kurias matėm žiemą, kaip jos dabar atrodo vasarą. Nu va. Tomas vėl nuėjo paklaus dėl dušų. Nu va, tai ir vėl gavom nemokamą dušą, įsiplovau galvą. Šiaip va, tikrai paprastas dušas. Nemokamai. Labai gerai. Tomo antra pica šiandien. Mes planavom šis pusryčius, pietus ir vakarienę valgyti. Ir mano sūrio kamanukai. Mes biški arklydai sėdim ar kažkur. Dar vienas rytas. Šiaip nekokia vieta, nes labai triukšmavo visą naktį. Aišku, žiauriai gražu ten. Tik mes jau vietos negavom, tai pasirinkom kraštą prie krūmų. Žodžiu, bomžienas mūsų. Aš jau ruošiuosi eiti. Nu, ne pats geriausias tualetas, bet bent jau yra šalia, tai galime normaliai susiruošti, nusiprausti. Maždaug tokios sąlygos. Manau, kad normaliai. Sugrįžimas į GoPro. Šiaip žiauriai sunku su pakrovimu buvo. Tai pažiūrėkit. Kaip gražu, kaip nuostabu. Wow! Dolomitai! Šiaip važiuojam daryti dalykų, kurių aš nelabai noriu. Vos nemiriau. Kuriuo aš nelabai noriu daryti, nes ateina lietus, o kaip žinoma, Rugilė yra paniška bijotoja, kai lyja ir netyčia, jeigu pradeda griaudėti, nu
viskas, laikykitės, ašarėlės. Tomas jau pasveiko. Labadiena. Šiaip nežinau, kodėl kartais pasirašiau Tomo dalykam. Dėl to, pavyzdžiui, turiu tempt kuprinę milžinišką. O jau ir taip kūnas nelabai atlaiko tiek kelionės dienų ir tokių įtemptų. Nu jo, vakar pailsėjom tipo, bet tas sėdėjimas mašina irgi. Tai kažkaip norėtųsi taip lengviau prasijudinti ir tada kažką stipriau. Bet mes iškart nestipriau. Bet tikrai nuostabu rytą pradėti su tokiais vaizdais. Tik tai nelengva. Ką galiu pasakyti, tai kad šita kelionė yra visiškai nuostabi. Norėčiau taip gyventi. Ir tiesiog kiekvieną dieną pradėti kalnuose. Buvo galima užsikelti keltuvą, aišku. Ir tada pradėta mūsų rimtesnė dalį. Bet Tomui negaila mano jėgų. Nuoširdžiai nežinau, kaip tiek atlaikysiu. Absoliučiai neįtikėtina. Šiaip labai šlapia. Nes visą naktį lyjo, tai batai va tokie buvo, antie garuoja. Šiaip tai fainai, nes rasa visur ir taip blizga pieva. Atrodo, kad kažką stato. Visą laiką, kol einam, stebim, kaip dirba. Nu, labai įdomu. Kyla! Pamojavo mums! Geras. Labai gražu. Eina savo kaip gražu. Sunku net perteikti. Nes per telefoną biški spalvos kitokios atrodo. Man biški keista, nes nėra žmonių. Bet, nu jo, čia Via Ferratus nėra labai populiaru ir manau, kad ir gerai, nes pavojinga. Jeigu visi žmonės eitų, tai būtų blogai. Bet jeigu turi faktorių, saugiklius, ir suvokiu, kada negali eit. Tai laukia. Nu, kur be eisi, ten gražu. Faini takai. Žmonių yra. Na, yra ten, kur keltuvai. Kur jų nėra, ten ir žmonių nėra. Gyvūnėliai va. Pasižiūrėkit, kaip miela. Kaip miela. Kaip miela, negaliu. Ir jau čia tiesiog gyvenimas atsigėrė ir vėl varo į kalnus. Nu, man tai gyvūnėliai labiausiai patinka. Gerai, juokauju ir kalnai. Jūs juokaujat? Pažiūrėkit. Epic. Eik tu savo. Paid actor. Čia jau actors. Wow. Nu ką, mes esam labai jau arti tikslo, pradžios.
kur eisim via ferata. O, kažkas supyko. Nu, gal ir debesis tokie kaip ir kaupės. Nežinau šiaip. Reikėtų gal išmokti debesis skaityti. Nu, kylam žiauriai stačiai šiaip. Toks nelengviausias kelias. Bet po žingsniuką einamės. Džiaugiuosi, kad pasveikau. Labai gerai. Džiaugiuosi, kad pasveikau. Tokiu balsu. Džiaugiuosi, kad pasveikau. Nu, užsiriogdanom biškį. Esam akmenyje, atrodo. Karšta, bet šalta. Žinot, viduje karšta, išorėje šalta. Nes vėjas pučia. Jo, pareina. Aha, bet be šalmo ar su šalmu? Be. O tai kaip čia dabar daryt? Čia iki galo prisirišai. Sėdėjom savo įrangą. Yra kaip viršulį. Kas? Lipa, lipa. Kol kas dar nepriėm savo kelio grandinę. Bet žiaurus kilimas ir labai kvaila danga. Bet žingsnį slysti. Nors parodysiu nejaukų dalyką. O čia. Ui. Nu jau. O, nepatinka. Stipru. Stipru pasirodo. Tikrai mūsų tas, kur turėjom eiti, biškis sulūžęs. Via Feratos haikas. Nu, ne haikas. Via Ferata tiesiog. Nu, tai čia žiauriai mes lipam. Man žiauriai. Nežinau kaip Tomai. Gražu, gražu. Ribose. Vienas netinkamas žingsnis ir mums. Šitą galėsime highlightus įdėti. Ką? Filmavai? Smagiausia dalis šito haiko, kad mes neprisirišę. Ir paklausykit tylos. Nelegalu. Prisirišu va prie savęs. Va, mama, žiūrėk. Prisikabinau, va, tvirtai. Viskas. Pagaliau Via Ferata priėjom. Jau galvojau, kad mane Tomas apgaudinėja. Apigaudinėja. O tikrai nauja. Aš sakau, kad nauja. Čia greičiausiai buvo nuošliauža ir senas takas nebebuvo įmanomas prieiti. Dabar naujai padarė taką, bet jisai labai status ir sunkus buvo be prisirišimo. O dabar jau prisirišę esam. Sėkmės. Jaunuolė. Eik tu savo prisižnybų. O. Au. Gerai. Aš tvirtai stoviu. Tai tu galėjai tolyn dar. Aš nenoriu eiti čia, kad nespausčiau tave. Ką? Taigi čia labai dažni tie. O patogu? Nu, jo, nežinau. Baisu? Nu, jo, nes nežinau, kur einu. Noriu valgyti. Oi. O dabar filmuoju.
Buvo. Nu, įspūdingai atrodo. Nusileidom biškį. Ir vėl kilsim. Turėjom ilgą pokalbį su vokiečiais. Ar lipt ar ne į viršų dėl oro. Nes pasirodo stiprią liūtį mūsų vietoj, mūsų viršūnį. Už 2 valandų, pusė 4. Pas mane rodo saulė. 2 skirtingos programos. Tai mes svarstėm. Sakom, einam vis tiek. Čia nėra tokia sunki atkarpa. Ir mes bandom, o jie eina žemyn. Turbūt. Ir jau ką mes suksimės irgi žiūrėsim. Eisim žemyn, nes visą laiką žiūrėsim prognozes. Na kągi, Trumpas update'as. Trumpas. Esame jau netoli viršūnės turbūt. Gal ir matytumėm jau labai arti. Visgi vokiečiai ėjo kartu su mumis. Mes juos išdrasinom. Ir orelis pasitaisė. Ir dar dalykas toks, kad sėsi nori, Rugilė, ką nori. Mes 80 metrų nuo viršūnų. 80 metrų. Nu jau, su kryžium, bet ant viršūnės. Mūsų draugai paliko, jie eina kitų kelių. O, atsivėrė biškį. Žiauriai didelis vėjas. Esam 3 km aukštį, tai aš visą laiką prisilenkęs vaikštau, kad koks lėktuvas neužkliūtų už galvos. Štai vaizdas. Vaizdas į vieną pusę geresnis, bet dabar tiesiog taip atsisėdam. Kaip Rugilė jautiesi? Kaip niekad blogai. Yra buvęs sunkesnis haikas? Ne. Man buvo ryte pažadėta, kad mes čia iki 2 gal susisuksim. Dabar yra 3, mes dar tik viršui. Tomas, įdomus haikas bus. Ir buvo įdomus. Sunkus kaip... Bet dabar liko sunkioji dalis. Ten, kur žmonės daugiausiai žūsta. Baigs taip, nedėsiu šitą. Dabar liko sunkioji dalis. Ten, kur žmonės daugiausiai susitrumpuoja. Žemyn leidžiantis. Tai leidžiame žemyn ir mes už kokių 10 minučių. Ne dabar. Aš apsikakau. Einam žemyn. Kaip jauties? Super. Gerai. Einam žemyn. Įvertinom veidelio būklę. Padoriai. Ta kuprinė, žinokit, negelbėja. Sunku. Bet pirštinės 10 balų. Nu ką, leidžiamės? Man jau kaput. Aš nesuprantu, iš kur pas Rugilę tiek jėgų. Jinai net nevalgo taip stipriai kaip aš. Nesportuoja. Nėra labai jau aktyvi. Bet kai tik išeinam kažkur, jinai net lenkia mane. Ne tai, kad mes lygus, jinai lenkia. Jeigu jis bijo dėl jos, tai čia nėra ko bijoti. Dėl manęs reikia bijoti labiau, kad nepareisiu. Va, prieki. Aš čia šnapuoju. Dedu pliusą Rugilei.
Na ką mums? Vis lengviau ir lengviau darosi. Iš tiesų, tai čia vat bus nuošliauža, kaip matot, visai gal nesenai, nežinau, reiks paguglinti. Mes lipam čia, į patį viršų ir per ten ėjom į haiką. O pasirodo, čia yra buvęs, kai nuošliauža įvyko, čia yra buvęs haikas. Ir mes per čia va dabar grįžom, pasirodo, per kurį turėjom grįžti. Tai mes ten tokią pavojingą atkarpą praėjom visai be reikalo. O čia žymiai greičiau būtume buvę susisukti. O dabar jau leidžiamės gert, valgyt, kakot, sisot, Ledus valgysi. ledų rugilį, mozzarella, pizzeria, Pasta with a lot of ketchup. ketchup, meatballs. Mamma mia, negaliu sulaukti. Einame, vis dar einame. Nežinau, kelinta valanda, jau 12. Ne, palauk. Aloj. Kiek valandų einam? 11 einama. Jau einam 11 valanda. Sunku. Bet viskas gerai, gražu. Mūsų dienos apdovanojimas. Eik, tu savo maisto gavom, veikia kavinė. Ir, Hello! na tai kągi, 7 valandos vakaro, Lietuvos laiko 8. Jau to į lavytę reiks eit. O pažiūrėkit, kur aš dar. Hello! nepatiko? Nu, nežinau, labai senai, gal nesu turėjus tokio žiauraus. Gal rysi tais laikais tada būtų. Alio, rysi buvo mano pirma viršūnė. Tai čia, jeigu aš taip pradėjau, tai man buvo sunku tada, nes aš pirmą kartą lipau į kalną ir lipau į rysą. O dabar Tikrai ne pirmas kartas tikrai ne pirmą, su įranga. bet labai sunku buvo. Ir nežinau, ar labiau, man fiziškai nebuvo sunku, bet aš turiu labai didelę baimę lietui, audroms. Tai man reikėjo su šituo dylinti. Tada antras dalykas, aš nekenčiu, kai aš nežinau, kur aš einu, aš turiu žinot, kur suksiu, kur kada kilsiu, man reikia žinot. Ir Tomas O mes Maps atsidarėm tik tai va dabar sėdėdami restorane. Jo, man Tomas nerodė, nesakė. Ir mes ėjom Bell Trails'u, nes, kaip žinia, Tom ir taip 100 eurų priskaičiavo už internetą. Tai mes tiesiog ėjom palei ženklus. Tai va dar padarėm klaidą vieną, nes nepamatėm įėjimo į Via Ferrata. Ėjom, realiai mes lipom dar į kitą viršūnę, tik tai jos pačio pyko nepasiekėm, bet taip šonu praėjom ir tada turėjom dar belekai kilti savo viršūnį. Nu žodžiu, tikrai stipru. Ir plus, kažkaip man paniką sukėlė tie žmonės, kai pradėjo diskutuoti, ar čia eit ar neit. Tada, žodžiu, galvojau kažkaip Tomo gerai nufilmuosiu. Dėjau žingsnį atgal ir biškį nepajutau ir dabar skauda pirdykonį. Ir dar labai kakot norėjau. Ir kakų užsimaniau. O Jėzau, mano, nu žodžiu. Bet bus ką prisimint. Taip. Nu va, dar ir pabaigai priėjom upeliukštį. Ežeriukštį. Tvenkiniukštį. Dar vienas ežeriukas, pažiūrėkit, koks gražus atspindys. Čia kažką šiaip stato dar. Kasa. Dar 5 minučių? Blemba belekas. O, kojytas. Ar jūs dar laikot? Laiko. Vakarėja. Ramu. Žmonių grinai 0 sutikom. Jau. Tiesiog gyvūnėliai, va matėm triušiuką, matėm daug paukščiukų žemai skraidančių. Labai patinka. Nu va, tai va mes miegam jau daugiau nei savaitę. Turim pataliukus, aš tai pavyzdžiui iš jūsų kaldrą miegu normaliai. Tos miegmešių pasiėmėm pagalbės iš namų, kad jausime kaip namie. Pas mes kaip ne namie, nes platesnė lova gauna. Namie turiu siauresnė nei čia.
Mes vienguliai miegam. Normaliai. Kas balselį atėmė ponas, kas balselį pavogė. Nu ką, vėlus vakaras. Vėl atėjom į... Aš nežinau, čia žinokit, taip random. Mes miegam vienur. Tada pereini stadioną ir čia yra tiesiog tualetai ir mes nusiprausiam. Belekai gerai. Viskas tobulai. Labas rytas. Tomas, sakyk. Labas rytas. Jei. Dar viena diena. Tomas mane nervuoja ir sako, kad paskutinė ir labai akcentuoja. Tai. Ne, Aš stengiuosi apie tai negalvot. Turim košę, dar reiks pieno užpilt. Tomas sumuštinį. tūno sumuštinį. Kavukas. Va, čia mūsų šiukšlės renkam gražiai, čia mūsų virtuvė, kaip taip sakant. Šaldytuvas labai gerai tarnauja. Ačiū kaimynui, dėdė Romui. Žiauriai gerai. Nežinau, ką mes be to šaldytuvo būtume darę. Nu, Italijoje tai ir valgytum visur kavinėse, bet Šveicarijoje tai nežinau. Būtų verkus mūsų piniginė. Gerai. Kalbant apie miegą. Šiandien man miegas buvo prastesnis, bet aš žiauriai ilgai negalėjau užmigt nuo įspūdžių tiesiog. O naktį atsikelinėjau, nes tiesiog labai daug šudinų sapnų sapnavau. Kaip tu, Tomai, miegojai? Nu, išmerkiau akis ir atmerkiau. Taip sunkiai kėlės ryte, reikėjo jį gundyt, kad va, vėl kalnus pamatysim, vėl gražu, bus faina diena. Nu, žiauriai neskaniai atrodo su viso pagarba, bet skanaus tam. Turim draugę. Labas, katytė. Šeiminukė. Labai miela. Valgo, nukritusi tūną. Žiauriai keista buvo čia, kur būnam žiemą. Būna šalta. Čia būna šalta ir su tom slidėm visi eina, puškuoja. Labai fainai. Su Silvija ir Tadu čia buvom. Labai patiko. Žiemą čia ledo skulptūros buvo. Nu va, ryto misija atlikta, į tualetą švarų nueita. Visiškai katinų dieną. Atėjom prisėsti. Prie tokios grįžtės yra tie katiniukas. Kas esi mažiukas? Nebas. Nebas, gražiai tu čia gyveni. Tikrai labai storas kačiukas. Gerai maitina kalnų žmonės. Rioglinamės. Nu, dabar biškai lengviau, nes laptukai yra, bet prieš tai buvo dievuliau padėk. Nu, priėjom. Verdiktas. Vakar gal gražiau net buvo. Ne, čia ypatingai gražu tikrai, bet čia yra instagraminė vieta, kur ateina tojas popytė, nusifotkint, užsikelia. Bet kai netokiais populiariais, tokiais kaip mes vakar ar kitas dienas, tai pamatai žymiai gražesnių dalykų. Bet čia irgi žiauriai gerai. Nu gerai, bet aš kažkaip ta žolė, ne tokia žolė, pavyzdžiui, tokia išdegus visa. Nu žodžiu. Biški, man tai asmeninis nusivylimas. Tai va čia žiemą slidinėjomės. Tada su Silvija mūsų išmoko čia slysti pirmus savo slidžių žingsnius. Čia šiaip yra juodas trasa. Man atrodo, jeigu neklystu, pirma, kurią esu gyvenime nusileidus. Gerai, gražu. Tik tai jauri liūna, kad negali išeiti niekur. Ir turi kaip, nežinau, tiesiog turi eiti taku su visais. Nežinau, ką mes čia valgysim, bet labai gerai atrodė. Nusikopijom. Žiūrėk, keista, kad čia slidinėjom. Labai.
einasi puikiai, einam atgal. Atgal eit smagu. Kalbos kaip vandens, nesunku. Ne tai kaip į priekį. Jau ir nuotaika yra giliai gerai. Jo, nežino, kad gaus 3 ledų porciją. Tomas irgi jau geriau atrodo. Nebe toks ligotas. Oi, dieve, kokie mėly. Tas biški pasiūtė. O, kas čia vyksta? Ar jie žaidžia? Nesuprantu, ar pykstasi. Nesu mačiu, žinok, tai. O kas tam dabar? Oi. Oi, kokį čia matė pasiėmė. Ant tiek reikia atsistatyti. Vau. Nu ką, ekipažas juda toliau, bando pasiekti ledainę. Vaizdai žiauriai geri. Tik atrodo, kad čia lietutis kaupėsi. Bet mums jau neįdomu. Nelabai įdomu, mes ten biški kitur važiuojam, biški ramiai. Su mumis važiuoja visos šiukšlės. Nes šiaip pastebėjom tokį dalyką, kad Italijoje, nu bent jau čia, trūksta šiukšliadėžių. Nu, kažkaip nėra labai daug, kad ant kiekvieno kampo tikrai rastum, kur išmest, tai viską tiesiog dedam į maišus ir vežiojamės. Atvykom į Bruneko miestelį, kuriame šią žiemą leidom, bet man atrodo mano Alzheimeris ir aš nieko neprisimenu. Prisiminiau tik tada, kai pasakė, kad čia valgiam savo skaniausią kebabą gyvenime. Tik tai man atgamino atmintį ir viskas. Aš nežinau, ar aš nepersivalgysiu, bet ar Tomas nepersivalgys, va čia irgi klausimas. Na va ir dar viena vieta, kurią šiandien aplankom. Ežeriukas. Tomai, papasakok, kaip sutaupėme pinigėlių? Reikia pirkti bilietą, kad atvažiuot čia. 40 eurų kainuoja, bet jeigu atvažiuoji prieš 9 arba po 5, tai gauni nemokamą. Jo. Tikrai būtų neverta sumokėti tokių pinigėlių, bet kadangi for free. Nu, tai visą būtų verta, bet žmonių begalė. Jo, tai dabar tai jau nėra beveik, palyginus, kas čia daros dieną. O mes dar gavom ir bilietėlį į parkingą nemokamai. Žmonės tiesiog paėmė ir atidavė savo, išvažiavo. Nu ką, sakom, ate, Dolomitam. Buvo labai smagu, bet labai liūdna dabar. Labai. Ate, Italija, labas Austrija, namo, nenorim namo. Realybė tokia, kad nusprendėm kažkodėl šiandien važiuoti namo, nes, o kodėl ne, free will. Tai važiuojam namo, dabar yra gal 11, sustojom dušą. Labai tvarkinga šiaip nors ir degalinėj. Susimokėjom. Labas rytas. Žodžiu, šiandien miegojom turistų aikštelėj. Moterų tualetai tobulėja ir švarūs, atrodo, nei vieno žmogaus nebuvo. Tada vyrų. Važiavom, išalkom. Stojom, valgysim. Skaniai valgysim. Mūsų automobilis jau pasiekė Varšuvą. Nežinau, kodėl mes taip skubam namo, bet planas buvo rytoj važiuoti namo, bet būsim šiandien. Wow! Nu, aš realiai netikėjau, kad mes šiandien parsivilksim. Ir dar susitempėm visus daiktus. Tomas dar nuėjo šaldytuvą paimti. Jis žvėriukas yra. Tiesiog net nesikeitė ir vienas parvažiavo. Na kągi, atėjo metas reziumuoti šitą video. Tai iš tikrųjų liūdna, kad darau viena, bet su Tomu nerandam tiesiog bendro laiko. Noriu pasakyti ačiū, kad žiūrit, ačiū, kad parašot. Žiauriai gera matyti, kad jūsų gretos didėja. Nežinau, neturiu kažkokių aš tikslų čia. Tiesiog žiauriai fainai įkvėpti. Žiauriai fainai dokumentuoti. Mes patys tiesiog karts nuo karto atsisukam savo senus
video ir džiaugiamės matydami, kaip patys keičiamės, kaip keičiasi požiūris į keliones, kiek daug iš tikrųjų esam pamatę ir kiek dar daug liko atrasti. Iš visos kelionės negalėčiau net išskirti kažkokio vieno dalyko, kurį norėčiau būtent pakartoti dar ir dar, nes aš tiesiog kartočiau visą kelionę. Nebaisu buvo nei lietus, nei audros. Visiškai nesugadino jos nuotaikos, buvo gera patirti viską, ką patyrėm. Taip, mūsų šios kelionės atradimas visiškai yra Via Ferratos, tai jeigu esat kažkiek pažįstami su kalnais, mėgstat hikint, mėgstat kažką ekstremaliau gyvenime nuveikti, pabandykit. Manau, nenusivilsit. Manau, kad mūsų kelionėse padaugės šito dalyko, būtent Via Ferrato. Na, o mūsų visos kelionės nebūtų tokios nuostabios. Aišku, aš kartais pabambu, kad man per sunku, ar per baisu, ar dar kažkas, bet iš tikrųjų giliai širdį visada nežmonišką dėkingumą jaučiu už tai, kad taip nuostabiai sudėlioti visas keliones, visus taškus, taip organizuoti ir panašiai, tiesiog yra tam tikras žmonių, manau, kad talentas, tai jo, be to man nebūtų mūsų kelionės tokios, kokios yra, tai visi aplodismentai keliauja jam. Na, o aš tikiuosi, kad jums patiko mūsų video, kviečiu pasilikti mūsų kanale, nes kelionės niekur iš mūsų gyvenimo nedings ir anksčiau ar vėliau mes ir vėl leisimės į kelią. Vis.